Gerai, labas visiems, kurie įsijungėte Sportland dar vieną podcastą. Pertrauka netokia didelė, todėl mes labai džiaugiamės, kad galim vėl sėsti ant šitos sofos su Deividu ir mes galim kalbinti dar vieną žmogų, sportininką. Dažniausiai, tai bičiulį. Šiandien mes turime tikrai ir sportininką, ir bičiulį turim, ir žmogų, kuris tikrai turi aštrų liežuvį, vis dar aštrius krumplius. Dabar jau ir raumenis blauzdų dar suaštrėja, nes kai ką daro daugiau, apie viską iš eilės. Svarbiausia pristatom, kad tai yra sportmenas visiškas, tai Henrikas Vikšraitis, Labukas. Oi, labas. Kada paskutinį kartą ranką taip kėlė viršų? Šiaip jau negreitai. Negreitai. Dabar namie dažniausiai prieš mergas laimiu kovas. Keliu ranką prieš mergas. Kaip šitą iškirpsim? Bet senokai. Kada paskutinį kova buvo mano? Nu tai tu pasakai. Prieš gal metus jau metai, ar ne? Jau tiek praėjo laiko, rimtai? Daug. Tai gerai, mes gal iš karto galim ir pradėti, nes mes su Henriku, kas nesat matę, tai mes jau esam kalbėję apie daug praeities dalykų, ką mes įprastai darom su kiekvienu pašnekovu, tai apkalbam apie praeitį, apie mokyklos laikus, apie gatvės nuotykius ir panašiai. Tai su Henriku tai apkalbėta, tai mes iš karto šokim į tavo tą paskutinę etapą, kur mes turbūt ir baigiam savo pokalbius. Tai tu tada jau kovoji. Ne, tada dar tuo metu buvo... Planavai grįžti į ringą. Jo, tiksliai, taip, teisingai. Buvo kažkokia ilgesnė pertrauka tarp kovų. Jo, ir po to tu planavai grįžti, bet čia dar iki Utmos. Taip, teisingai. Sulaužiau petį su paspirtuku, rėžiau saulę ir berėždama saulę rėžiau ant grindų, ant žemės. Čia dar iki Utmos buvo visas tas etapas. Jo, čia iki Utmos buvo šitas dalykas ir reabilitacija užtruko 1,5 metų, gal net daugiau. Tikrai to labai ilgai sėdėjai. Metus ir 8 mėnesius, gal kažkas tokio. Tai paskui viskas iš naujo, vėl viską iš naujo reikėjo daryti. Vėl jau išvažiuoju. Bet tu iš karto į tą UTME, kai iššokai, tu iš karto iššokai, taip, nu, tai pavadinkim... Į elitą. Į elitą, taip, iš karto. Ne, tai kas aš esu iš tai. Taip, aš visiškai neneigiu. Ne, tiksliau buvau, nes dabar jau neplanuoju kol kas grįžti į tą ringą. Kol kas. Nesakau niekada, gal žinai, kur pasisuksi ten. Kaip žiūri dabar, kaip sakiau savo draugui... Šio podcast'o tai 100% grįžę, aš tą sakau. Pamatysiu. Kaip sakiau savo draugui, kuris laimėjo diržą Raimundui Krilavičiui, sakau, jeigu mane kažkas būtų prikėlęs iš komos ir aš atsikelčiau ir sužinočiau, kad Krilavičius kovoja su Peredniu dėl mano kategorijos diržo, sakyčiau, guldykit atgal į komą. Nes negalėčiau patikėti realiai. Sakau, reiks gal grįžti, biškį pravalyti čia visus šitus reikalus, bet galvoju. Jūs išgirdote tai pirmieji mūsų podcast'e. Kaip kitai. Ta prasme, nuoširdžiai, Henrikai, nuoširdžiai. Aš nesitikėjau, aš gal, kad tu viskas užverti knygą ir tą gerą. Aš turiu savo planą. Dabar jau, kaip girdėjau, trušiuosi Ironmanui. Iškart varau pilną, mirsiu, nežinau. Čia visko gali būti. Bet įveiksiu tą dalyką, o kas žino, ką toliau. Tai gerai, dabar Henrikai, taip, mes būtinai pakalbėsime apie Ironmaną, pakalbėsime apie tavo pasiruošimą jam, bet aš iškart dar vis tiek noriu grįžti į tą etapą, kurį mes pavadinkim praleidom, neturėdami pasikalbėjimo apie tai. Tai grįžkim prie UTME, pakalbėkim šiek tiek apie tai ir mano... Turbūt gal pirmas toks klausimas ir būtų apie tavo tą paskutinę kovą, kuri lyg ir pabaigė tavo tą karjeros etapą, kažkurį tai bent jau trumpam laikui, ar ne? Finalas dėl diržo buvo, ar ne? Paskutinė kova. Ir kovoji prieš savo draugelį, prieš Vlasevičių ir gerai sutarėt, bet kova nesibaigė. 3 raundais baigėsi anksčiau dėl tavo patirtos traumos, ar ne? Gerai atsimenu. Jo, skruostikulis skilo jau antrą kartą. Taip pat palūžo sinusai, akidobė palūžo ir per pirmą kovą su Stebuliausku buvo taip pat ir su Raimiu buvo taip pat. Aš, žinai, iš karto jau pajaučiau, kai gauni tiek daug kartų į veidą, jau supranti, ką reiškia, tai realiai pajautau, kad iš karto tas pats buvo, kaip ir buvo pirmą kartą, nutirpau čia pusė žando ir viskas, sakau. Stop, žinai, gal ir atrodė nekaip, žinai, ta kova, gal specialiai pasidaviau. Daug kas, žinai, man sakė, kad specialiai pasidaviau. Heiteriai visą taip sakys. Specialiai pasidavė, čia draugelis, visą kitą, žinai, bet ne, žinai, kaulai lūžtagi ne šiaip sau. O tai tau gali būti, kad tiesiog per mažas atsistatymas per trumpas buvo? Nežinau. Nesu daktaras. Ne, tai gal gilinais būtent. Bet realiai tas pats skruostikulis ir sakau, eik tu dabar, užtenka šeima, vaikai, statau namus, 3 vaikas pakeliui. Sveikinimai beje. Ačiū, jau daug kas girdėjo tai. Tai va, 3 vaikas pakeliui, bus pilni namai mergaičių, nes čia yra mergaitė.
Anonymous Spiritu Santo, aš kar savo pasakau, kaip aš su tuo susitvarkysiu, nežinau. Tai to tikrai palinkėsim, daug sėkmės. Daiva. Tvarsime, čia yra įspūdinga, kad gyvensi tarp mergaičių, o tu, kai esi toks, žinai, galų galia tiesiai išviesi alfa, toks patinas, žinai, ir dar vien tik mergaitės ir nėra to tokio kito mažojo vyruko alfa, kurį galėtum, žinai, taip lengvai pavadinkim. Irgi skaičiu kol kas. Kol kas, tikrai taip. Mes daug šiandien sukursim turbūt kol kas momentų, bet aš dar šiek tiek prie UTMA grįžtant, tai kai prasidėjo, tai aš galiu pasakyti, kaip išmėgėjo stebėti kovas pusės, kad UTMA toks jausmas, kad daugelį jūsų kovotojų iškėlė iš tikrųjų ant kažkokio piedestalo ir labai plačiai visuomenė daugiau sužinojo apie jūs. Ar tiesa, pajauti kažkokią ten tą dėmesio didesnį amplūdį, ar nebuvo taip? Ką aš to galiu pasakyti, žinok, man atrodo, nepajutau, nes ir taip buvau iš tų kovotojų, vienas iš žinomesnių buvau. Aš nepajutau labai didelio šuolio. Aš labai didelio šuolio. Papildysiu klausimą, gal labiau sugražino dėmesį tie. Nes aš atsimenu... Dabar matosi, kad dėmesys kovos menams grįžo, bet manau, kad grįžo ne iš tos pačios geriausios pusės. Žmonės nelabai žiūri į tą gražią kovą, o nori pažiūrėti į tuos šūdmalius, žinai, kurie ten šūdą malą, pila, vieną ant kito šneka nekai. Bet čia toks gal iš UFC irgi atėjęs, nes ten irgi yra, kad didžiausias dėmesys būdavo vis laik McGregorui ir tenais techniškesni kovotojai gaudavo tą, sakykime, įvertinimą tik tai jau po kovos kaip Fight of the Night arba iš tų jau technicians visų, kurie supranta dalykus. Nes jeigu tu ateini tiesiog kaip į renginį, tu tikrai nesuprasi, kad ten, Henrikas puikiai ten surinko 18 taškų praeitam raundė ar whatever. O tu žiūri, žiūrėk, tas Glušas atėjo su CJ ar koks ten... SJ? Jo. Aš žinau, kad tai bus. Ne, jau baig, prašau, būgė. Negaliu klausyti. Antrinu. Bet tai palauk, žiūrėk, tu dabar kalbi, kad ateina žmonės pasižiūrėti šou, bet aš visai taip neblogai atsimenu, Henrikai, kad ir pats visai buvai įsisukęs visai tą šou pusę, nes tu tikrai buvai pasidavęs beefui. Buvau pasidavęs ir niekada jam ir nesakydavau ne, bet tiesiog varžovai to nedarydavo, o jis užkabino mane. O tu jau pas mane palauk nėra, ne? Kai mane užkabina, tai reikia duoti atgal, tai daviau atgal. Jisai kaip eilinį kartą neturi ką pasakyti. Tiesiog loja ir tiek. Tai, ir tuo baigėsi, žinai, šitie bairiai. Jis nesutiko mesti svorio. Jeigu kalbam, žinai, apie Dirkstį, čia nesutiko mesti svorio. Jis kaip eilinį kartą ieškojo lengvesnių, žinai, būdų laimėti. Plus dar jį ten dažnai patraukia organizacija, jam pastato lengvesnius varžovus, tai ir taip ir baigėsi mūsų tas beefas ir tiek. Ir tiek. Ir aš tada nuėjau į vėl savo rimtą kelią prieš rimtus varžovus, nes pirmoji kovoje Stebuliauskas gerai pasirodė ir antroji kovoje jis pasiruošė dar geriau, bet aš jau tada, žinai, nesitikėjau. Tai yra, atsiprašau, tikėjausi, kad jisai bus pasiruošęs dar geriau, tai tada susėmiau ir tą antrą savo kovą uždariau jau be klausimų. Taip. Nes pirmoji kovoje mes ten apylygiai sukovojom, laimėjau aš tą kovą, aš jaučiau, kad aš jau buvau geresnis. Paprimink taškais laimėjo? Taškais. Ir antrą aš taškais laimėjau. Ir antroji kovoje jau be klausimų palikau visą Kauną. Ja. Ok. Tai aš iš tikrųjų dar tada vėlgi šokinėjau šiek tiek tarp tų kovų, UTMA tavo vėl iššoku į tą paskutinę kovą, nes tokia atkeliavo mintis, kad kai lūžo, supratai, kad ką man čia save kankint, šeima, dabar pagausėjimas, namus statausi ten ir panašiai. O tu jau prieš kovą buvai nusprendęs, kad stabdysi karjerą, ar būtent tik tais tada ir supratai, kad vat lūžis ir viską metu? Iš tikrųjų, žinok, mane dažnai kankino tos traumos. Aš turiu sulūžusią ranką, nežinau, matos, nesimato, čia kauliukas, lūžė šonkolis, lūžė, čia turiu titaninės plokštelės, šitas krustikolis buvo subiręs, šitas 2 kartys kėlęs, lūžusi koja, petis, nežinau, ar galima, ar negalima parodyti, vaizdas nekoks, randas didžiulis čia, nosis lūžus, aš šitam sportui per savo gyvenimą atidaviau daug, siekiau to tikslo tikrai ir, mane vis tos traumos
Aš varau į viršų, varau, bum. Varau į viršų, varau, bum. Nu ir atsibodo jau šitas dalykas, plus, žinai, norisi skirtą laiką šeimai, vaikai auga, žmona mano kieta. Tikrai kieta. Jinai visą laiką, žinai, nu mane palaikydavo, stumdavo į priekį, bet irgi, žinai, aš jai užkraunu visą tą buities turbūt daugiau klausimų. Visą buitį, visus vaikus, viską aš jai užkraunu ir jinai derinosi prie manęs visada. Taip. O mes tokia šeima, kur mėgstam keliauti, mėgstam viską veikti, žinai, per tas mano traumas tik pakeliaudavom, realiai. O dabar prasidėjo gyvenimas, realiai. Mes, žinai, su žmona sakom, prasidėjo gyvenimas. Jau galim, žinai, ir pakeliauti, ir statomės namus, žinai, ir trečias vaikas pakeliui, ir su draugais, nu, ir galų gale tą bokalą aš galiu išgerti. Nes anksčiau, žinai, metus negerdavai, ten pusę metų negerdavai ir nu, trūkdavo, nu, ne, alaus gal trūkdavo, bet tų kelionių trūkdavo. O tai palauk, bet žiūrėk, aš nežinau, ar tu čia specialiai taip išsisukai iš klausimo, ar netyčia mes nubėgom, nes neatskėjai klausimą, ar galvoji prieš kovą, ar negalvoji jau, kad stabdysi? Galvojau, prieš kiekvieną savo traumą aš pagalvodavau, nes čia tas skruostikolis ganėtinai sunki trauma, reikėjo man ir operacijos. Aš atsisakiau tos operacijos, sako, galima ištverti, gali sugyti ir be operacijų. Tai aš pasirinkau tą dalyką, kad be operacijos sugijo, o paskui paskutiniai kovoju su Raimiu ir vėl jis man skilo. Ir viskas, man čia buvo finito. Ačiū uždėmesi, viso gero. Finito, nežinau, žinai, kol kas to jausmo nejaučiu, kad dar norėčiau ateiti kažkam duoti malkų, ką geriausiai moku, žinai. Bet... Tai reikia naujo bifo tiesiog. Gal ne, bet žiūrėsim, kaip bus. Aš turiu tokį šiek tiek lempinį klausimą, pagalvojau, jeigu galėtum, žinai, savo dabar pasukti prieš kovą paskutinę, duotum kokį nors patarimą, tipo, savo, nežinau, neik į ringą, nedaryk to, arba būtų kažkoks dalykas. Ne, čia gavosi viskas iš tikrųjų gerai. Jeigu būčiau kovojęs su kažkuo kitu, ne iš savo klubo, tarkim, arba su tuo makaroniniu ryžo barzdžiu, atsiprašau, ryžas spalva ten, ar ne? Sunku pasakyti. Ryža spalva, tai ryžo barzdžiu. Būčiau kovas, pralaimėjęs prieš šitą, būtų tokia trauma. Tiesiog būtų baigęs iš vis baisiai ir tikrai būčiau neėjęs į atostogas. O čia viskas, žinai, buvo gerai. Aš salėj su juo įsiaiškinęs reikalus jau seniai, žinai. Iš tikrųjų net nenorėjau šitos kovos, ta organizacija padarė tokią kovą, žinai, tai eini ir kovoji, bet aš net nenorėjau iš tikrųjų su savo kovot, ne jis nenorėjo, bet tiesiog čia viskas iš reikalo, bet baigėsi taip, kaip baigėsi. Esi baigė, nes ką tik bifą sugalvojau, o nėra taip, kad tu Matufos karjerą užbaigiai Utmoj, nes jis po to nebėjo kovot. Nebėjo ir gal ir ne, jis turi savo liniją. Tai... Manau, jam viskas sekasi gerai irgi pasydu vaikai. Nežinau, gal irgi Sen netai bifai dar. Aš bifus darau su tuo, kuo reikia daryti. O dabar jisai mano draugelis, maladėts, turi 2 vaikus, padarė neblogą liniją rūbų ir tegul gyvena ką. Aš taip pagalvoju dabar, kad mes neiškart perėtum prie Ironmano, galvoju dar prie UTMA pasilikim, bet šiek tiek kitais klausimais. Tai norėjau paklausti dabar, vis tiek buvo UTMA, kur tavo mėgstamiausias kovotojas Dirkstys, net meluoju, Dirkstys dar tik tai stojo prieš Sergejų Pauliukevičius. Tai ten buvo labai daug įvairiausių nuomonių, kad čia Pauliukevičius čia šiek tiek buvo nujungęs trumpam, čia Sergejus jau plaukė. Kaip tu vertini iš vis tą kovą? Šiaip įdomumo dėlį, labai trumpai. Ar Pauliukevičius turėjo šansų bent va tiek prieš Sergejų, tavo kaip profesionalo akimis, ar 0 šansų buvo? Nu, žinai, gali ten visą laiką sakyti. Bet nuėmus asmeniškumus, kad ten iš technikos. Jo, tai aš sakau, gali visą laiką sakyti, kad ten šansų jokių, bet kiekvienas turi šansų. Aš jam irgi daviau šansų. Tai kiekvienas turi ranką, jisai stipriai smūgia ir visą kitą. Bet ta atkarpa, kur buvo vienu metu, kur atrodė... Tai aš prieisiu prie jos. Jisai daviau jam šansų, sakiau ir savo draugams, žinai, kurie nesupranta apie kovos menų, duodu, sakau, šansų, 15% iš 100, kad jis gali tai padaryti, žinai, jam pasisek gali kažkaip, žinai. Bet Sergejus susitvarkė su juo taip, kaip jisai norėjo. Tai viskas pagal planą buvo realiai. Padarė knockdowną per galvą.
padarė knockdowną per pilvą iš kelio, Per koją. per koją, tai įsityčiojo. Jėzu, taip. nu, čia buvo grinai patyčios. Jis padarė taip, kaip ir planavo. Dar te trūko gale į nukautuoti ir viskas. Ir būtų iš vis. O Ignas Barisas kampe sakė, iš jo nieko nėra. Eik. Nu čia žinai, čia motyvacinė kalba, čia irgi turi. Ne, tai- Dėl to tai negali pykti visiškai. Ne, tai jis taip sakė, iš jo nieko nėra, o gale jau baigusis kovai, man atrodo, ar kažkas. Ne, jis sakė, žinau, kai... Bet ir po kovos Ir po kovos kovos ten, kažkas. ne? Okay. Bet Jis, buvo jis ir tik prie žmogus, kampe. iš jo nieko nėra. Tai, Bet kampe irgi buvo, kad ten, nu, bet žinai, tuo metu, kad užmotivuoti savo kovotoją, tai tu o ten ta paskutinė atkarpa, apie kurią kalbėjom, tai pasižiūrėk video pakartojimą, žinai, aš ir pakartojimą žiūrėjau, ten nieko. Ten, žinai, kai tu esi ant emocijų, žiūri tiesiogiai, palaikai žmogų, pažiūri, žinai, ir jau man atrodo, kad kažkas buvo, eik, tu ten Sergejus priėmė tą smūgį, easy, tik sakau, galėjau damuž dar iki galo, būtų kaip vyšnė ant torto. Ir viskas. Tai smagu, žinai, kad Sergejui, žinai, yra čia vietoj su kuo pakovot, bet, nu, ta kova ten buvo... Dar anksti turbūt. Nu, labai anksti. Nu, bet dabar mestas iššūkis koks dabar tai yra. Bet... Jo, jam iššūkį metė ir o, atsiprašau. jau žinot, Taip. mano Dominikas, nuomonė. taip. Ja, tai jam iššūkį metė, tai kai jeigu daviau šansų 15% Poliukevičiui, tai tam duodu, nežinau, 2 kokius procentus. Tai man kas ir buvo įdomiausia, link ko aš ir vedu iš tikrųjų, tai greičiausiai Sergejus asmeniškumų vis tiek turi, kaip sakė, išsivalyti kiemą nori, ar ne, asmeniškumų, jeigu, tarkim, imant Poliukevičių ir Dirkstį, jis daugiau turi su Dirkščiu turbūt, ar ne, ir jis to žaidimo daugiau nenorėtų daryti, aš taip įsivaizduoju. Nu, nežinau, tu mane atskleis, ką aš nepasakoju, kad ar esi kalbėjęs su Sergejum ar ne, bet toks jausmas, kad jis labiau norėtų jau sunaikinti, ar ne, jau šitą Dirkstį, negu kad su Poliukevičiu. Pažaisti jis norėjo. Su Poliukevičiu jisai buvo minėjęs, kad jį muš tol, kol jis pradėjo dainuoti. Pradėjau. Šiaip buvo. Pradėjau kvykot. Nu. Taip, tikrai buvo. Tai va, čia jau į bifus panašiau. Pradėjau kvykau ten ir ringė, ir kampe, jau buvo priklaupęs ant kelio į savo trenerį Igną Barisą, žiūrėjau jau, kaip sakau, šikančių katino akytėm jau, bet Ignas tikriausiai kažką pasakys, sugebėjo dar atsistoti. Yeah. Nu, tai kol kas jisai žodžių nepasakė, dar Sergejus, ką jis padarys su šitu Dirkščiu, bet manau, kad kaip ir praeitą kartą, ką pasakys, tą ir padarys. O dabar tada viskas, užbaigiant šito UTMA temą visiškai. Ne visai užbaigsim. Nu, ne visai. Nes bet aš dar bifam turiu progą. Dar turėsi. Nes aš pagalvoju tiesiog, grinai įdomumo dėlį, nes vėlgi mano irgi galvoje buvo kas, tai tavo nuomonė tiesiog vėlgi iš tos pačios kategorijos, tai o jeigu Poliukevičius prieš Dirkstį? Tai aš manau, Tai manau, kad jeigu Poliukevičius kovotų prieš Dirkstį, tai manau, Dirkščiui būtų ragas ir tiek. Taip, nes nebent ten būtų koks nors susitarimas ten jų tarpusavį, kad jie ten lengvai kovos ir visa kita, nes kol kas neturėjo Dirkstys tokių stiprių varžovų kaip Poliukevičius. Nes Poliukevičius laimėjo prieš Edviną, bet tas laimėjimas, blemba, ten buvo, apylygos. Aš tikėjausi iš tikrųjų, kad duos Edvinui. Vilniui buvo kova, aš tikėjau, kad duos Edvinui, nes ta kova buvo ten 50-50. Jisai gal biškai pasportavo paskutiniam raunde, bet tikrai ta kova buvo tokia lygi, kad galėjai ten duoti bet kuriam. O su Dirkščiu, Dirkstys muša ten tą smūgį, žinai, kaip sakau, iš galiniais kišeniais traukia ranką, ten pas jį technika, va, tokia, žinai, kaip tas laukuose būna skuduriniai, žinai, šitą, kaip jinai vadinasi? Kaliausės? Kaliausės, tai vis muša kaip kaliausė. Bet jam sekasi su tais, pavadinkim, vidutinio lygio varžovais. Okay. Pavadinkime juos taip. O dar vienas klausimas. Kas tada, pakalbėjome tą, pavadinkime, elitą šiuo metu, bet kas arčiausiai yra jo iš likusių Utmos kovotojų? Arčiausiai ko? Kas galėtų Sergejui kovą pasiūlyti, gal sakykim taip. Nes panašu, kad pergalės tikėtis prieš jį artimiausių metų nelabai kas gali. Iš lietuvių tu kalbėjai. Iš lietuvių, manau, nėra ką. Kanišauskas koks, ne? Ne, jis tai lengvesnis. Lengvesnis. Iš tikrųjų. Okay. Ten toj svorio kategorijos, ten sunkia svorio, ten... Arba Sergejus galėtų daryti kaip beefint, kaip šitas Dirkstys.
Po 3, eikit, po 3, po 4. Čia jau Jungle King grįžtame. Gerai, viskas Tarzanas. kol kas trubam šitą temą. Džinglas. Nepridarom, liekam Aš dar. manau, kad uždarom šitą visą etapą kovų ir keliaujam į kitą Gerai, sportą. džinglas. Sugrįžimo džinglas. Taigi, Henrikai, tau, aš kadangi noriu beefų, žinai, mums reikia dėl reitingų viską. Tai tęsim dar su beefų tema, bandysim. Čia yra 10 utmos kovotojų. Šitam mūsų nuostabiam stebuklų dubenį ir tau jūs reikės sureitinguoti nuo 1 iki 10. Pirma vieta tau labai patinka, 10 labai nepatinka. Tai va, važiuojam. Tai žinok, pats ir trauk savom rankelėm. Gali pamakaluoti. Ir mes auksinis Čia žuvelis gali bliūdas. tikėtis visko. Yra tavo bičiulių, yra tavo mažiau bičiulių, yra visai ne bičiulių. Tai Bet kad, 10 žmonių nuo 1 iki 10. Utmos organizacijos dažniausiai ten visi mūsiškiai. Žinok, Jeigu čia elitą nustebsi. sudėjau, tai čia visi Oi, mūsiškiai. žinok, nebūtinai. Žinok, nustepsi. Nutrauk. Nu, Aš jau pasirašiau tikiuosi šitą. auksinis žuvelis iš šito bliūdo neištrauksiu. Nu, jau ištraukta, žinok. Oi, matė jau, žiūrėk, turbūt, arba jau. Nieko nemačiau. Oi, Aš dar nematau, kas ten čia yra. gerai sekasi. Skaityti sunkiai sekasi. Šiaip Kol kas suvinioti švyniot nebuvo sunkiai gudru, kai sekasi. vieną ranką turi. žmogus. Sergėjimas Labojo. O, Tai ką? Supratau. Viskas Gerai. aišku. Aha, taip. Pirmą. Įrašiau, aha. Bet čia grinai kaip Nikai, atsim, mes buvom pasikvietę olimpietę Bigal Niką, jinai traukė, jai reikėjo olimpinės sporto šakas reitinguoti, mėgstamiausias, buvom pirmą ištraukę breikas. Ir toks, tipo, Dovydas Kuris? Rimku. Nu, važiuojam, Rimkenza kur. Tai jis gal Tailandė kažką veikia su šitais išvažiavęs. Manau, kad ištrauksiu dar ir kitą, kurį įdėsi. Tai jį galėčiau įdėti kažkur apie 8, 9. 9, Rimkus 9. Devintą. labai prastai. Nes, jisai tik pralaiminėja, man ta jo kalba ringia apie koksą ir pip, tas merginas labai nepatiko, aš kadangi vaikus buvau atsivedęs į areną, tai čia yra žiauru. O dar sekundėlę, biškėlį. Aha, dar. Prašau, tu. Norėjau paklausti, tavo vertinimo kriterija yra iškalba, kovojimas, šiaip ar ne, kovų lygis, ką dar vertini? Jo, šiaip? kaip tu reitingą dabar darai? Nu, Sergejus, galim sutikti, kad pirma vieta, easy. O kaip tu kitus dabar vertini? Tai kad tu panašiai, žinok, ir pasakėjai, kovojimas, iškalba ir gal kaip žmogus, kaip asmenybė. Jo, Tai šitas žmogus netitinka nei vienos mano skalį. Gerai, jeigu reikėtų žengti į ringą su juo. Su Tamstai. Rimku? Nu tai ilgai neužtrukčiau, spėjau. Okay. Galim ir pagal tai ar nedėlioti. O jeigu dabar reikėtų, kiek reikėtų ruoštis kovai su rimkom? Kaip manai? Gal apšilimo tik tai. Gerai, galiu toliau. Jo, toliau. Mes to nevadovausim per daug, žinai, nes vis dėlto tavo kairė Ir ne tiek yra. seniai O, karjerą žiūrėk. baigęs. Nu ką. Dominikas Dirgstys, pataikiau iš karto šalia. Eina, įsivaizduok, šitas yra prasčiau nei Rimkus. Kaip, Aš jau Jau pradėjo rašyti. Aš net neįsivaizdavau, kaip gali tai būti, dar žemiau nei Rimkus, bet gali. Tai šitas žmogus irgi iškalbos neturi. Ne, jis iškalbos, jis turi, tarsi Ne, daug. jis ta prasme daug daro skandalus ir visą kitą. Ir jaučiu tą publiką, kuri ateina į Žalgirio areną, tai ateina didžioji dalis pažiūrėti, kaip jį nukirs kas nors. Nemaža dalis. Nemaža dalis, Tikrai kokia nemaža jaučiu dalis. 9-4%, kažkas tokio. O kiti visi 6% ateina pažiūrėti mažų vaikų. Bet žiūrėk, aš dar iškart stabtelėsiu vienoje vietoje. O aš, pavyzdžiui, ties vieno dalyku, aš galvoju, kad jis yra, pavadinkim, pramogų pasauliui tiems geltoniesiems puslapiam geriausias dalykas nutikęs per pastaruosius kelius metus. Jo, iš tikrųjų taip, bet jis daro vien tik skandalus. Tiesa, Su tuo aš ginčytis negaliu, bet jis kaip žmogus, labai man O tu nepatinka. pažįsti kaip žmogų bent kažkiek, kaip žmogų, žinai, nes aš, Aš pavyzdžiui, nemanau, kad jis kaip žmogus, Taip. kaip kalbam apie žmogų, Taip. jis toks yra, jisai tiesiog įsikūnijęs į tą personažą žiauriai daug, Taip. per daug ir jau tiesiog gyvena tuo Ir personažu. nebėra kitos pusės kažkokios. Aš jo, žinai, nepažįstu. Taip, dėl to ir paklausiu, gal netyčia bet- susidūrė, žinai. Bet, jis, kur matau, kur kalbu, jis toks. Supratau. Jis toks, tai aš nežinau, jis
grinas personažas. Supratau. Personažas, kuris, nu, tikrai man. Jungle King nepatinka. pradžioje jaučiu ir buvo to viso, kur jau Ai, įsisijau tos- tiek į vaidmenį ir kur gal ir susigyveno tiesiog. Supratau, žinai, supratau, nesakau, nes bet kokiu atveju aš tiesiog vertinu, kaip žinai, kaip sakai, ateina žmonės pažiūrėti į areną ir tikisi, kad jis bus nuplotas, tebūnie vien dėl to, kad jis daug kalba ir daug kalba trešo, čia yra jo Nu, kaip tau pasirinkimas, atrodo? žinai. Nu, aš manau, kad taip ir yra, iš tikrųjų, aš pritariu to, kad taip žmonės galvoja. Bet to pačiu kiekvienas žmogus ten atėjęs į tą areną, laukia, kad jį nuplotų, bet galvoja, nu įdomu, ką parodys. Aš pats taip žiūriu, žinai. Ne, tai faktas. Tai, Taip, taip. Ir man, pavyzdžiui, yra įdomu žiūrėti. iš Jisai tikrųjų. gauna ir tuos pinigus už tai, kad padarytų kažkokį šou. Taip, Nes taip, taip. kovoti, kaip jau sutarėm ir aš sakiau, jis nelabai moka. Supratau. Nes traukia tuos smūgius nuo galinio kišenės ten ir visą kitą. Okay, Tai va, sakau, jis kovot nelabai moka, bet jis moka nustebinti iš šou pusės kažką ir žmonės, sakau, kaip tu sakai, laukia. Taip. Ir visą kitą, aš tai atėjęs laukiu, kol jį kažkas nuplot. Supratau, gerai. Tai Važiuojam. žiūrėsim, kas bus toliau. Trauk. Galiausiai kaip ir sudėliau. Aš jau užmiršau, kad reikia 90, čia traukti. aišku, ir pirmas, aišku. Tai žodžiu, turim nuo 2 iki 8 dabar reitinguoti. Vitas Karosas. Wow, Vito Karoso paskutinė kova man žiauriai patiko. Žiauriai patiko, jisai turi tą kovotojo charakterį, eina į priekį, stengiasi, daro ir manau, dar išvysim jo kovas dar ne kartą. Tai nežinau, kas laukia toliau. Visko bus. Bus visko. Gal įdėsiu kokį 7, kadangi manau, kad dar kažkas bus. Turėtų. Bet čia tikrai nebloga vieta. Ir jis kaip žmogus dar, nežinau, nepažįstu kaip žmogaus jo, nes jisai pas mus į Spartą atėjo dar tik taip prieš porą metų ar kažkas tokio. Ir kaip žmogaus dar nepažįstu, bet atrodo normalus. Palauk, turiu klausimų dar. Klausk. Apie Vytą. Apie Muay Thai labiau. Tu pats kovojęs Muay Thai ar visiškai, nes labai giminingi dalykai ir gali ir svičintis tarp jų. Tai kokia tavo nuomonė apie Muay Iš Thai? tikrųjų, juokas juokais, bet esu Baltijos šalių Muay Thai ten čempionas. Tai šiek tiek susipažinęs. Lietuvoje esu už tuos Muay Thai propaguotojus, gar daugiau kartų Lietuvos Muay Thai čempionas. Puikus klausimas, Deividai. Aha, geras. Ir visus nugalėdavau savo kickbokso stilium. Dadėdavau kokią alkūnę biškį ir Bet tiek. tos alkūnės man žiauru. Karoso kovoja ir buvo, kad Karoso ten labai taip tikrino, ne, iš viršaus. Palauk, Karoso kovoja. Treneris rekomendavo pabandyti šitą. Karosas tikrino. Taip, labai tikrino. Ir man taip nejauku buvo žiūrėti, kai čia lupa į tą galvą, atrodo baisu visiškai. Nu, bet yra kaip yra. O mane žiauriai erzina tas gongas, kur tipo visą Šokiai? laiką. Aš pirmas iki, aš neilosiu, aš esu labai amateur tas mėgėjas, žinai, UFC žiūrės ir panašiai. Tai UTMA čia buvo vienas pirmųjų po OK turnyrų, kur aš daugiau dėmesio skyriau, kas vyksta mūsų darže, žinai. Ir buvo vienas iš pirmųjų gal turnyrų, aš neatsimenu kuris, ir jungia tą beatboxą kažkokį Tailando. Ir aš toks... Kas sugedo, gal šito įrašas kažkas, nes labai toks nekokybiškas, džeržgiantis garsas ir man sako, nu, tu nieko nesupranti, kas nėra melas, bet, nu, tipo, kad čia yra kultūros dalis, tai čia man buvo visiškas toks, tipo... Nu, tai čia kultūros dalis, gaila, kad nieko trunka taip ilgai. Tai tu matau irgi nesifanas šitą dalyką. Niekad O tu nešau. turėjai tą keistą... Tai Kaip vadinasi? turi, Mankongas. Man kongas. Jo, aš turėjau jį ir tuos šokius esu šokęs, bet jeigu kažkur negalima, ten ir nešokdavau. Aš Pastovėdavau- įsivaizduoju tavęs. Blema, aš Nežinau, kodėl. Pastovėdavau kampe, kol sušokdavau kitas, ten duodavau malkų ir baigti. O tai palauk dabar dar čia šiaip viena įdomi mintis, kur sakai, nešokdavo, jeigu nereikėdavo. Tai čia tu privalomas toks dalykas yra, tas ritualas visas. Ne, neprivalomas. Bet kad, Tiesiog kodėl ten- sakai, kad taip, jeigu nereikia Tiesiog, nešokdavo? iš pagarbos, užsidedi tą Mankongą, ten supratau. apeini tą ringą ir palauki, kol ten kažkas sušoks. Arba šoki kartu. Supratau. Gali Eini į greičiau savo kampą. sušokti, nes išjungti tave planuoju. Jo, gali greičiau suktis. Matau Gerai. silpną vietą, piruetas. Gerai, dar klausimas Jo, ar važiuojam. jau skaityti. Nuvažiavam. Raimondas. Kuris? Kuris? Vienas iš Raimundėlių. Palauk, o būtų yra Raimų? Raimondas Avlasevičius. Karjerą užbaigė. Gavai malku? Malkų gal ir negavau, bet pralaimėjau prieš jį. Atsiskaičiau, aš jam jau per paskutinius sparingus biškį. Jau lengvai. Mes kiekvieną dieną su juo matomės, jisai kaip žmogus maladėts, šaunuolis, kaip kovotojas irgi geras kovotojas, manau pasieks dar daug ir jį dėčiau pagal techniką užsidegimą aukščiau Karosų. Aukščiau Karoso. Aukščiau Karosų, ne, Dar aukščiau? aukščiau.
Tai aukščiau. 3, 4. Aš 7. Palauk. 7 dėjai karosą. Tai čia 7 tai labai mažai. Nelabai. Tai labai gerai. mažai. Ai, tu darai 7 balus duo tipo. Ne, tai tada karosą įdėk į 3 vietą. Kažkaip ne iki galo. Į 3 vietą. dabar gal perprato O tai Maslobojevas paskutinis tada? Pirmas. Į 3 vietą. Aš Įdėjau galvojau, Karosą, kad Vlasevičius Vitas, antras. jo, į 3 vietą, o Karosas aš biškai sumaišiau, o Vlasevičių davai dėdam antrą. Gerai. Oho, ok. Ir liks Skanėstai. 4. 4, 5, 6, 7, 8. Nu, žiūri. Vidurys. Gali Bet gerai, būt čia dar siurprizų. ištraukė visai tą vidurką, apsimėtė, Mes buvom pasiliko. susitarę viską čia iš tiesų. Evaldas Balsys. Tai Nu, čia, paskutinė kova buvo šiaip, nu... Blemba, mane tai paskutinė nustebino. kova man patiko ir aš norėjau, kad laimėtų Osvaldas Fedorovičius. Man patinka, Osvaldo Fedorovičių dėčiau aukščiau Balsio, nes Balsys kaip asmenybė man nepatinka, kadangi jisai turi tokio moroziškumo, kovoja jisai gerai, bet visų iš Fighterslando kovojimo stilius toksai kovojimo stilius, eit ir daužytis. Agresyvus labai toks, ne? Man pačiam labiau, kaip ir kovojau, aš patiko technika, technika, graži kova, laimėjimas su protu, o nelaimėjimas, žinai, eini ir daužaisi ir kaip pasiseks. Babank šiek tiek, ar ne? Tai Balsį, manau, ar dėsiu į kokį nors 7 vietą. 7 Balsys, okei. Jo, jisai kovoja gerai, bet technikos pas jį nelabai. Kaip asmenybė man nepatinka, dėl to, kad reikia daug. Paskutinę kovą dar kažką ant Karoso ten pasakė. Iš ko aš dar ten? Bazaro jis nelabai gal turi. Aš nesu įsiminęs būtent iš tos dalies, iš tikrųjų. Aš esu įsiminęs jo agresyvų žvilgsnį labai stipriai. Esu įsiminęs, kad Fedorovičius buvo favoritas kovos ir aš irgi galvoju, kad Fedorovičius gali paimti šitą kovą. Tai aš irgi galvoju, ir ir norėjau. Įžengė ir taip aš buvau nustebęs. Ir ta prasme, žinai, džiugu, žmogų, kad parodė daugiau negu tikėjęs žmonės. Tai va, važiuojam toliau, ne? Man įdomu, nes nežinau, kad Deividas yra surašęs iš tikrųjų. Ignas Pauliukevičius. Va, visokių yra. Ignas Pauliukevičius, ką, geras kovotojas, kovoja gerai rankom, kojom nesu matęs, gal kad jis išmetas. Mažai. Nelabai. Ir kažkai jis tiesų smūgį dar moka, jis tik šonį dauž. Moka kažką. Neklausiu, kad parodytų. Irgi jisai yra iš Igno Bariso auklėtinis. Bazaras jo kažkoks nelogiškas iš tikrųjų. Tai iškart minusas, jis neturi bazaro, kovoja jisai irgi, bet technikos man nelabai patinka, o kaip asmenybė tai tragedija. Tragedija. O Tai... vertinant... Aš galvoju, kad mes kažkur prieisim prie teigiamą, bet... Jo, aš laukiu ir kada čia... Ne, tai teigiamas yra toksai pusė velnio, jisai kovoja. Nes jis, kaip vertinant tą, kad jis teigia, kad 4 metus beros, tai sportui atidavęs yra. Tai perspektyva. Tai, žinai, jisai sportavo, o kitą sportą kažkokį. Jisai beisbolą lyg žaidė. Beisbolą Esu matęs nuotraukas. Lietuvoje nelabai gal populiaru. Nėra itin populiaru iš ties. O bet perspektyvą vertinant, žinant, kad 4 metus tik sportavo, jam dabar yra beros 23 metai, tai kaip manai, kur jo lubos? Jeigu dabar su tuo, ką mes matom... Tai kiekvieno kovotojo lubos, manau, ten, kuris pats jas nusistatė. Jo, bet iš to, ką mes dabar matom, kaip tu projektuotum lubas, jeigu jis, sakykime, sportuotų kartu, vis tiek tu matai ir daugiau turi tą akį. Tai... Aš žinok, to pasakysiu taip, kad manau, kad jam reikia trenerių. Nes Ignas Barisas, nemanau, kad jį atves dar kažkur aukščiau, žinai, negu jis dabar yra. O negali jis pats savęs atves iš dalies? Nu, žinai, tipo, turi trenerį, kad ir, tarkim, tu sakai, kad pats jam nėra tinkamas. Kad ir kaip ten bebūtų, vis tiek reikalingas yra treneris. Jisai tave mato, tave iš šalies pažįsta, supranta ir visa kita. Ir reikia kažką keisti, manau, nes kiek žiūrėjau, žinai, Fighterslando kovotojus, visi kovoja panašiai, žinai, su tuo einu į priekį ir darau. Tai nėra blogai visų pirma, bet iš technikos pusės ten trūksta. Ignui, pavyzdžiui, kojų nėra, šoniai smūgiai yra, tiesių irgi nelabai yra, gintis jisai moka.
viskas ok, bet trūksta tų, žinai, taktinių sprendimų, kaip kovoti su vienu ar kitu kovotoju, o ne, žinai, einu ir daužau. Manau, kažką reiktų keisti, arba gal treneris pasikeis ar kažką. Tai manau, kad jis pasieks kažką. Jeigu nesustos, kiekvienas gali pasiekti. Man aš išmėgėjau visiškai pusės žiūrint, man toks atrodo, kad turintis labai, žinai, pavadinkim, galimybių išnaudoti savo tą tokį potencialą, tą vidinį, kur sakai, žinai, kad nusibrėši savo ten lubas, tai man gaila, kad jis pasirinko šitą personažą savo. Tokiu, kad... Su kuo sutaps toks pataps iš dalies, galima taip sakyti, žinai? Nežinau, bet labai gaila, kad jis pasirinko. Aš girdėjau, kad jis yra paprastas ir... Man tai ir pasirodė, bet ir nuoširdus ten ir paprastas, daug kas tai sakė, aš negalėjau tuo patikėti iš jo įvažiūrimų video, bet labai gaila, kai pavyzdžiui Kaune, gimęs, užaugęs, sportavęs, už Kauną atstovaujantis, yra nušvilptas Kaune, ir nušvilptas žiauriai, žinai. Bet žinai, prieš ką stojo kovot, čia irgi. Taip, bet žinok, čia ne pirmas kartas, man atrodo. Iš tikrųjų. Okay. Bet kad taip, agresyviai pavadinkim, nušvilptas, tai pirmas kartas. O tu, Henrikai, visą karjerą su tuo pačiu treneriu? Visą karjerą ir mes pradėjom ir įkūrėm Sparta klubą kartu. Tai visą laiką nuo starto iki pauzės, nesakykim, finišo. Ir kol kas dar savo lubų Andrius nepasiekėm, dar kol kas visi skina pergalės ir auga į viršų. O kaip tobulėja treneriai šiaip? Kaip, tarkim, būnant treneriu, iš kur tu gauni kažkokių naujų idėjų ar kažkas, kaip dar paduoti sportininkui kažką daugiau? Reikia nuolat plės žinias. Bet tavo karjera kiek truko metų? 18 gal. Tai aš per 18 metų jis tau vis duodavo kažką naujo, tai čia labai ilgas laiko tarpas, kur jau... Matai, kai... Andrius, aš galiu sakyti, kovos menuose, kickboksai yra geriausias Lietuvoje. Ir pasiekimai kalbas apie save ir jisai pats tobulėt labai imlus. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, tu važiuoji kiekvieną turnyrą su juo ir po to turnyro kažką mes pasisėmėm savo, žinai. Vėl, o mes turnyrų turėję per gyvenimą, aš pats esu turėjęs 200 viršaus, apie 200 kažkur kovų, taip, profesionalų labai didelį skaičių, apie 60 ten kažkas tokio. Tai daug turnyrų esame aplankę. Tai va tie turnyrai, kai tu matai, kaip kiti kovoja, kalbi, bendrauji su treneriais, važiuoji į stovyklas, pas mus atvažiuoja kiti sportininkai, keičiasi patirtim. Mūsų Spartos klubas priima visus kovotojus ir tie kovotojai irgi kažkiek įneša to, žinai, kito stiliaus ir kažką lipdai, kaip trenerių, matai, kas veikia, kas neveikia, kokios tendencijos, žinai, tam koviniam pasauliui. Tie patys kalfkikai anksčiau buvo niekam neįdomus, o dabar va, kaip Maslabojevas išjungia per koją, neišjungia, bet padarė knockdowną Pauliukevičių, jie jau dabar ima viršų. Ir nuo jų reikia gintis, nes jie yra pavojingi. Tai va, ir jie pas mus dabar labai dominuoja. Kiti stiliai visokie. Mėgina treneris, pavyzdžiui, ir taekwondo trenerį buvo paėmęs. Ir tą ir padaręs. Ir trečią, ir ketvirtą. Ir va taip važinėdami pos pasaulį. Ir tobulėti treneriai. Okay. O kiek, šiek tiek off topic, ne visai off topicas, bet tarkim, baigėsi raundas ir tu atsisėdi, tave vedina, geri vandenį, kiek tu girdi trenerio tas frazes ar ką, kiek... Tai čia su patirtim. Su patirtim. Nes iš pradžių spėjai... Jeigu ten yra toks terminas neperdegi, žinai, neperdegi, tai tu klausai, tu viską girdi, žinai. Viskas priklauso, žinai, nuo pats, kaip psichologiškai jautiesi. Jeigu jautiesi gerai, patirties turi su tuo sutvarkyti, tai tu viską girdi ir mėgini viską pritaikyti. Bet tu girdi, nežinau, Henrikui kaip kovotojai, ko reikėjo, ar techninių detalių, kad ten daryk kafkikus, ar labiau, kad tu ten dominuoji, tu geriausias ir panašiai. Ar tau reikėdavo tos tokios
labiau būsto emocinio ar tikrų patarimų? Nesvarbu, ko reikėdavo, treneris vis tiek sakydavo tai, ką nori. Okay. Tai koks treneris? Nepjauk grybo, duoda bankę, spjauna vandenį į veidą, dar kažką, žinai. Sako, matei, kaip su Kurilavičium ten jisai kalbėjo, sako. Mesiu rankšluostį. Sako, dar kartą grybą pjausiu, mesiu rankšluostį. Tai tavo tokios motyvacijos reikia. Tai jisai toks yra, žinai, Andrius. Bet Kurilavičius ir permės buvo, taigi paskui, taigi irgi prieš plauk, kas ten kino kova buvo? Misiūno, kur irgi, bet permės irgi agresyvų buvo treniravimo tas stilius, žinai, kur taip pat, atsimenat patys, žodžiu, necituoju. Gerai, klausyk, Pauliukevičius, kur dedamės? Turim 8 turim laisvą apačioje, o tada turim 6, 5, 4. 8 turim laisvą? O ne ten nerimkus? 10 Drikstys, 9 Rimkus. 7 kas? Balsys. Balsys. Pauliukevičius aukščiau nei Balsys, kadangi jis geriau kovoja, bet bazaras baisu, asmenybė baisu, tai tada 6. Okay. Gerai, tau dar 3 vietos liko, 4, 5 ir 8. Nu, žiūrim toliau, čia kažkaip mes. 3 vietos? Taip, per daug lapelį pridėjai. Gali būti. Ne, šiaip negali būti. Osvaldas Buinickas. Kažką tu čia jau Neprivariau, nieko, viskas gerai. Osvaldas Buinickas. Važiuojam toliau, ar jūs čia norit dar pasibučiuoti? Pakalbėk, papasakok, ką Oskaras gero. Aš tik tokią esu matęs. Nežinau, aš mačiau irgi tik tokią, per daug jau kovų nemačiau, tik 2 su kuo, palauk? Su Misiūnu. Vienas su Misiūnu, kitas ir antras su Misiūnu. Pirmos, man atrodo, nemačiau, antrą mačiau, ten, kur nieko beveik nevyko. Čia buvo iš tikrųjų. Pirmoji Misiūnas tiesiog kažkurio metu biški sustojo. Ne, bet aš tada antrą. Palauk, lygiosiom jie sukovojo. Abu kartus. Ten pirmas buvo, kur tiesiog vienu metu Misiūnui baigėsi jėgos, taip, toks instantly praktiškai toks. Tai manau, kad Oskaras irgi dar vienas projektas šitiems beefams ir visiems kitiems bairiams. Jisai kovojo su Kurilavičium, Kurilavičius irgi laimėjo prieš jį visus raundus. Man atrodo, jo. Aš tas 2 kovas ir mačiau, visus raundus laimėjo. Ir ką, žinau, jis po TikTok projektas ir tiek. Ir tiek, nu tai... Aš nesuprantu, kokios ten dar pavardės. Kokią laisvą vietą turim ten prie pačios? Aš jau rašiau 8, spartau. Ir toliau? Žemiau neturim, tada turim 4 ir 5. 8, man. 4 ir 5 ir 4 stabilis, nesuprantu, kaip tu čia rašiai. Makasinai ir keiksmažodžiai nelabai patinka. Aš pats ne, čia kažką jau, čia Dominikas bus kažką padaręs. Ką turim? Naglis Kanišauskas. Nu, ką galvoji apie Naglį? Naglis maldės, paprastas bahuriukas pas mus klube irgi buvo atvaręs ir ruoštis pasiruošimą, aš ir su juos parengavausi. Ir maldės, šaunuolis, tik tai paskutinį kovoj su Zaplitniu. Zaplitniu, jo. Su šitu... Dieve, kaip jis viską atlaikė, aš apakęs. Knockdownas? Zaplitnis, aš labiausiai įsiminiau, iš tikrųjų, kur tiesiog Zaplitnis jau eina tiesiog automatu į priekį, Naglis dar lūpa iškojęs jam čia ir jis toliau keurą eina per tą smūgį. Atrodo, kur jau nebesupranta, ne kur yra, bet keurą visus smūgius ėjo. Jie ten gerai pasidaužė toj kovoj. Nagliui man biški pritrūkė tos gražios technikos, labai jau taip belia kaip mėti tas rankas, žinai, technikos trūko, bet Zaplitnį ir Naglio kova buvo gera dėl to, kad ten vyrai atsidaužė normaliai. Dar ekstra, dar čia iš šukuosenos pakelt, kepurė. Ir šukuosena gražiai. Bet tas beefo darimas, kur tiesiog paėmė nuotrauką, sijovyje, padarė gniutlą ir tiesiog, bet kol kiti kalba. Nieko nevyksta, jos tiesiog sėdėsi, manau, jau metas būtų. Žmogus gal biški pritrūko idėjų. Nepritrūko, čia genialu. Čia genialu, aš irgi pritariu labiau Davidui. Tai aš labai norėčiau, kad jis dar kovotų pas mus ir kad toliau beifintų, nes labai smagu. Bet to įvaldęs AI visai neblogai čia LGBT. Ir jisai labai patiko, man atrodo, šitiems visiems žiūrovams, nes jo charakteris, spjovimai. Jis turi šarmą, jis toks pozityvas, jis gauna į galvą ir jis toks jis gali ir duoti. Ir duoda. Jo, jisai duoda neblogai, bet irgi jam trūksta dar tos technikos, kojų nelabai spiria. Kompensuoja AI-jum ir seiliam. Jau su AI matėm iš nuotraukų moka. Labai gerai dirba. Kur rašom Naglį? Man žiauriai daug. Naglį rašom kokias aukščiau vietas. 4-5.
4-5. Tai manau, kad dar kažkas iš mano gali būti, tai gal 4. Aš šiaip Bet neįsivaizduoju. tai yra 5. Okay, yeah. 5. Šiaip jisai buvo vertas aukščiau, bet... Aš dabar išsiaiškinsiu, kad nemokai 9 iki 10. Aš iki 10 labai puikiai skaičiuoju. Tai kas čia įvykė ir aš nežinau. Gali būti, kad net ir... Misiūnas. Okay. Į 4 vietą kaip aukštai. Ne, ble. Viskas. Galiu kitą gal paštą. Ne. Šiaip gali kitą traukti. Įdomu, dėliai. Vietuojam, gali vietuoti. Man įdomu, kas ten yra. Man irgi įdomu. O kaip... O žinai, du tušti lapeliai ir jis tiesiog jų nelėtė, žinai, būtų irgi įdomu. Gal Jokeris gali bet ką dėti. Ką turim? Mindaugas Narauskas. 11 vis dėlto. Nu, va, Mindaugas Narauskas už Misiūną aukščiau. Tai 4 vietą jisai... 4 vietą jisai tiktų. Gerai. Gaila, kad pastaruoju metu Narauskui nelabai sekasi. Nu, kur, palauk, jis net ir nebuvo paskutinį. Jo, sakau, jis paskutinį nebuvo, o praeitam prieš užsienietį pralaimėjo taškais, o dar užpraeitam prieš mūsiškį Richardą Kulį pralaimėjo knockoutu, atsiprašau. Per koją gavo, bet ir per galvą gavo. O pažiūrėk, kas ten lygo, aš tiesiog man... Traukti lapelį. Oficialų Deividas iki 10 skaičiuot sunkiai. Aš 2 bonusą įdėjau. Tai šį kartą ne top 10, top 12. Nauris Lukošiūnas. Nu ir kur Nauri? Tai nėra jam vietos. Nėra vietos. Gerai, džiaugiamės. Tai žiūrėk, gal turim galutinį. Yra kaip yra. Gavas kaip gavas. Tai 1 Maslobojevas, 2 Vlasevičius, 3 Karosas, 4 Narauskas, 5 Naglis, 6 Pauliukevičius, 7 Balsys, 8 Buinickas, Rimkus ir Dirkstys, žodžiu. Tai... Nu, galas tikrai. Pagal tavo... O viršui, dar Hebra nesupykit, jeigu žiūrėsit, nes ten... Gavos kaip gavos, nes pirmą ištraukiau vieną, paskui kitą. O šitą, žiūrėk, dėl Rimkenzo varžovo, kas ten buvo? Kaip tau atrodė? Kur jis tiesiog nusirašė. Pribėgo, buvo ir nukrito tas. Tai gal turėjo kažkur važiuoti greitai. Paliekti kažkur iškelti. Į oro uostą Kaune. Nu, laikos to, ką žinai. Okay. Čia nėra ko veltis, man atrodo. Žinai, ką mes darom? Mes darom pauzę. Darom pauzelę, susitvarkom. Kokią pauzę? Tai padarom pauzelę dabar, mes nuo kovų atsitraukiam ir dabar atkeliam iki Ironmano. Tai žiūrėk, žmonės... Atsiprašau, Henrikai, už išreiškimą, bet matau, tu man leisti pasakyti, normalūs žmonės, stabdydami savo kovinę karjerą, vis tiek gal pasirenka lėtesnį kažkokį, tai lėtesnius iššūkis, nežinau, meškerę nusiperka, į žvejybą važiuoja. Taip, kažką lėtai daro, o tu nusprendi, kad, o tai pala, man reikia iššūkių naujų. Ironmanas 3,8 km plauktų, mane pataisyk, kad suklysiu kažkur, 180 km mint dviratį ir dar maratoną nubėgti. Kas tai net pats nusivylė, taip klausimus, kiek, what? Kas negerai, kaip, kas yra, Henrikai? Tai aš sakiau, namie lauks greitai jau 3 merginos, tai aš pasirinkau šitą sportą, kad... Kuo mažiau namie bus. Kuo toliau? Iš namų, 3 valandas ant dviračio. Polisis man, žinai, įkvėpia gryno oro. Tai, aš beje, tai grįžkim prie minties, kurią tu pradžiai sakyti, nu tai va, dabar daugiau laiko šeimai ir panašiai. Ir toks nuo daugiau laiko šeimai mes keliaujam į Ironmaną. Nu čia, žinai, čia jau viskas manį. Tu tiesiog manau, kad tu negali be didelių iššūkių savo, kur reikia lipti per save. Gal žinok, nežinau, bet norėjau kažkada pamėginti. Kažką panašaus, triatloną, niekada negalvojau, kad darysiu tą Ironmaną. Bet, noriu iš savo įsikelti iššūkį, niekad gyvenime neplaukiau, niekad gyvenime nevažiavau tų plentinių dviračių ir nebėgau daugiau nei 10 kg, žinai, niekada. Tai puikus pasirinkimas sporto, žinai. Na, čia gal, žinai, dviprasmiškai labai, bet plaukt sekasi nekaip. Dviračių važiuoti užpakaliai skauda ir viską trina. Ne, ir bėgt irgi labai monotoniškai ir atsibosta. Bet nu ką, mes esam tokie žmonės, kad reikia save kažkaip biškai kankint, kad galima būtų siekti kažko toliau, o man norisi sportuoti, nenori būti storas, atsiprašau, kaip jūs, nenori žaisti. Aš irgi, va tokius byvus darysim dabar jau, ne? Okay. Tai va, noriu būti visą laiką liesas ir stiprus ir pasiruošęs. Kodėl nesigauna? Liesas tikrai gauna. Aš jau esu. Ne, šiaip gaunas, tikrai jaučias, kad pakūdės lengvai. Tai va, ir norisi kažkokio tai challenge'o ir plus mano Instagramo dabar šaikai įdomu žiūrėti, pamažu keliu Instagramą video, tai... Sekit, galit. Vikšraitis Henrikas atrasit. Galit pažiūrėti ir ten visai įdomiai, man gaunasi.
Aš pritariu, tai aš irgi, kadangi mes gerai sutarėm, tai aš irgi pasižiūriu, pasieku tave ir pamatau, kai važiuoju pro mūsų gatvę karts nuo karto su plentiniu dviračiu ir mirtimi akise tokiu. Taip. Ir aš galvoju, žinai, kad, pavyzdžiui, tu paminėjai labai gerą tokį tašką, apie kurį aš mačiau, negi rašiausi klausimą į tą temą, kad kai bėgi ten nuobodu, ten nėra ką veikti, monotoniška, žinai. Tai kickboxe ir būdavo, kad tu išeini, 3 raundai, lūpies, adrenalino pikas, visiškas yra. Ir dabar tu tokį pasiemi, kaip ir pats iš dalies paminėjai, monotonijos sportą, kur beveik kiek ištvermės reikia. Nėra taip, kad stabdytų galbūt tave nuo tą monotoniją, ne? Vis tiek kabinės ir viskas. Tai viskas stabdo, bet jau pasakiau, kaip sakoma, už bazarą reikia atsakyti dabar. Tu iš tų, ar ne, kur turi tas jis per daug prisikalbėjęs, jau buvo ir viešai, žinai, va čia problema, kur tipo jau negali bekauti. Tu būsi per daug prisikalbėjęs. Važiuoju, aš pabūsiu teisėjai ir Inga tik tais gerai. Tai va, ir nusprendžiau ir viskas, ką, varysiu toliau, dabar nors ir man ta monotonija nepatinka niekas. Tai varau iš to, varau, nes man reikia. Ausinių net nesidedu, tas 2 valandas kokias reikia bėgi. Tyloj varai? Jo, tai varžybas irgi reiks tyloj varai. O negali per varžybas su kažkom? Nežinau, gal gali, bet... Kažmaros, nežinau. Nors gal nelabai manoma ten tų vandenygį nuskašyti. Logiškai. Tai išsiėmėt, ką žinau. O tai kas baisiau, žiūrėk, Henrikai, tada monotonija ar smūgį prasileisti gal? Monotonija apie bėgimą kalbant, aišku. Žiūrėk, kas tau baisiau. Man dabar tikrai smūgį prasileisti. Ne, tai aišku, gal baisiau prasileisti tą smūgį į galvą, bet iš tikrųjų pasiruošimas kickboxe yra sunkus, ir monotoniškas, ir ilgas. Yra tik pikas, kai tu sukovoji. Jūs tai tik tai matot, žinai, o kai ruošiesi, tu... Per dieną 3 valandas skiri kovos menam, sportuoji ryte, sportuoji vakare, maistas ir visą kitą. Tai man tas nesvetima ir čia dabar tas režimas man pažįstama. Tik tiek, kad sportas pasikeitė, aš ilgiau užtrunku, biškį sportuodamas, tai 2 valandas, tai 3 valandas, tai va čia ilgiausiai, kiek dabar esu numinęs, 200 kg myniau, 6, beveik 7 valandas. Bet nenuminiai. Numiniau visas iki galo ir padariau. Buvo 200. Kažką savo padariau, ne tai kaip... Kažką įrodžiau. Jis kėdus dar vienas nusipirko praeitą savaitę. Maudėts. Ja, galimai. Padarė kažką dėl savęs irgi. Tai va, įveikiau tos 200 kg ir džiaugiuosi, žinai, smagus tas jausmas, kai esi savim patenkinti, kad kažką padarai. Tai padariau, biškai gal daugiau negu yra Ironman reikės mint, bet jau, žinai, įsiaiškinau, ką tas reiškia. Kaip su tuo sutvarkysiu, o sutvarkyti bus sunku jau, nes jau žinau. Turi jau nusprendęs kažkokį tikslą, kad nori tilpti kažkiek laiko, ar tiesiog tavo yra tikslas finišuoti? Ne, man yra tikslas baigti, bet aš tikrai darysiu maksimumą, aš ten, ta prasme, nesustosiu kažkur atsigerti arbatos, dar kažką, nes turiu ekstra laiko, ne, varysiu į priekį, būtų gerai nepaskęs per plaukimą, nes plaukimo labiausiai bijau ir plaukimas gal bus sunkiausia, nes 4 kilai plaukt. Pajaučiu, net Matsonko nenubėgtų. 4 kilai? O man reiks plaukti. Čia tai bifas. Kai sakiau, kad ieškosim bifo, ne apie šitą turėjau menį, bet gal ne iki galo iškomunikavau, bet čia mano klaida bus. Linksma. Tai va. Kiek esi daugiausiai nuplaukęs vienu įpū? Vienu įpū... 1,5 kilo gal. Turiu blogų žinių tada. Trūksta. Bet palauk, dar ne vakaras. Ne, bet šiaip yra reikalų, aš sakau, turėjau. Dabar aš vaikščiau treniruotis, keliuosi 5:15, jau 6 turiu būti baseinė. Per tą treniruotę aš nuplaukiu ten apie 3 kilo, žinai, bet ten su pertraukom, pastovi, žinai, pažiūri pratimą, papasako, kaip plaukti ir visą kitą. Tuos 3 kilus, žinai, nuplauki, 2,5, 3 kilus nuplauki, bet su kiekviena treniruotė vis lengviau. Tai sportuosiu iki tol, kol reikės jau Ironmaną. Turiu užsibrėžęs kažkokią datą, kažkokį, kur bus jau Ironmanas, ar kol kas tiesiog dar... Ne, tai aš jau turiu ir bilietą nusipirkti. Jau bilietas yra. Visai nesakė, išrašė Instagramą. Bilietą. Nusipirkęs bilietą turiu į Estiją rugpjūčio 22 dienai. Kai pagalvoji, žinai, kovoji vis laik turėdavai tokius 2 varžovus, žinai, iš dalies, tipo save per pasiruošimą, žinai, ir kovoji tą vieną
tiesiai prieš save stovinti, o dabar realiai esi vienas su savimi ir pagrindinis konkurentas, grinai savo jaučiu. Nes kur, aš įsivaizduoju, vis tik ateina balsai į tą galvą, kai ten, nežinau, bėgi ar ten plauki ir ten jėgų nebėra, žinai, ir tipo, Henrikai, ką čia darai, sustok. Tai man geriau balsai galvoj, negu balsai namie, nes ten 4 mergos ir... Linkėjimai. Linkėjimai, mano mergino myli bučiuoju. Fainulė, tavo šeimyna tikrai, ir aš kadangi žinau ir pažįstu, tai suprantu, kad ten tikrai yra reikalų ir ugnies. Ja, mano jos užsihaipinusios, hiperaktyvumas, neišpasakytas, lipa ant galvos. Nėra, kad įtėti bus. Tai jie būtų, žinau, patikėk manim. Abidvi mergos, žmona ramesnė, bet irgi duoda velnių. Nežinau, kas ten bus per trečią mergaitę, bet... O tai kas bus po viso Ironmano? Reikės jau 100 kg bėgti tada. Nežinau, gal pamėginsiu į padėlį su tavim žaisti. Ne. Bet jaučiu ne, vis. Ne, paliksiu tai vieną. Palikim padėlį gal. Kitiems. O, gerai. Tai gerai, ką čia tau dar? Ai, tai klausyk dėl svorio metimo, tiksliai prisiminiau, norėjau paklausti. Tai yra kažkoks tikslas nusimest, kad būtų lengviau viską daryti, ar kodėl dabar pakūdės? Pakūdės tai tik dėl to, nes anksčiau buvo priaugęs. Taip atrodo. Po karjeros gal už. Tai tik taip atrodo. Aš iš tikrųjų buvau prišovęs į 9-2 kilus. 9-2-9-3 kažkas. Čia su dirkščiu be metimų galima. Jo, bet buvau, žinai, ta prasme, ir pilvuką neblogą užsiauginti. Gerą. Būdau kur pasidėti. Ant manęs, tai jau dabar šitą pasidėti dar galiu. Ant manęs nesimato, žinai, taip visur apaugo po biškį, ne taip kaip ant... Mano bifo partnerio. Jauru čia yra. Kas galėjo tikėtis, kad... Gal mūsų kova ir įvyks kažkada. Sportlandas gal suorganizuos. Paruoštų tave. Ignas Barysas, tai šoniais smūgis. Man patinka, tai vyksta. Tai va, apie ką kalbėjom, aš taip pasivedžiau. Pamečiau irgi. Aš net nebandau kažką atsakyti, nes mėgaujuosi tiesiog. Ne, aš nežiūriu savo maisto, tiesiog nuėjęs vakarienės esu ir festinu. Festinu, kad būtų tas 16 valandų tarpus, o valgau. Prisižiūrėjau YouTube'į, ne, jau kažkur. Iš kur ištraukti tokį. Festinimas iš tikrųjų man gerai dėl to, kad miegas geresnis, nes aš grįžtu po darbo, būnu namuose, kur 9:20 kažkas tokio, dar šunį reikia įsivesti ir pavalgo 9:30. Tai nelabai gerai, nes paskui, žinai, miegoti reikia ir virškinimas neduoda miegoti, nepailsiu labai gerai. Tai pradėjau festinti, tiesiog nevalgau vakarienės ir tiek, o paskutinis valgymas būna kažkur trečią. Tai man ir įsimiego. Ir čia kiekvieną dieną taip? Išsikinkyčiau, man atrodo, kad aš negalėčiau nevalgyti. Taip, žinok, pripranti per savaitę ir viskas, easy. Čia tau, kai tu žinai disciplinuotas žmogus, kur aš tau čia. Jo, easy žiauri, čia visiškai nėra easy. Tai kai jūs esat bevaliai būdu. Nu jo, gal ir taip. Yra tiesos. Tai va, ta linksmana, ta man atrodo, ne? Du bevaliai. Be jūsų valios tai. Ačiū labai Henrikai Vikšraičiui už didžiausius pažeminimus pastaruoju metu, kokius esam girdėję. Suvalkietiška patarlė, kad ačiū iki šiandien neįdėsi. Taip. Žinai, kai vėl pasikviesim po Ironmano, reikia pasižymėti, kad kai darysim beefą, tai reikia jam paaiškinti, kad ne su mumis reikia. Iškart pavardės, ar tiesiog viskas. Su kuo? Aš esu pripratęs, aš labai dažnai naudoju mobbingą treniruotėse. Ant savo klientų. Prašom, aš dirbu treneriu Sparta Gym klube. Net nepasakytum, ne? Henrikas šitą kvietė iš tikrųjų, bet aš vato ir pabijojau, kad tiesiog neatlaikys, nes smūgio patys. Bet užtat mano sportininkai nuo mano psichologinio smurto, mobbingo yra užsihypinę ir gyvenime, jokių darbe, joks mobbingas jų daugiau. Žinai, ko aš bijau, kad juos mobbingas aplanko darbe, bet tiesiog aplanko iš tos kitos pusės, kurie agresoriai yra, žinai. Aš nežinau, ar tas pitchas savo kaip trenerio pardavimui yra tinkamas. Žinau, aš nebijau, pas mane žmonių daug. Jeigu jie tiesiog sugalvoja išeiti, aš atvažiuoju prie durų. O dabar tai padarai klaidą. O dabar pip, padarai klaidą. Gerai, pacituoti. Ta linksma nata, tom citatom mes ir užbaigsim šitą mūsų podcastą. Henrikai, labai fainai, kad atvarei, labai gera tai pamatyti. Nesimatėm jau kurį laiką ir žmonės tavęs bent jau pas mus Sportland podcast'e iš visą nesimatė. Tai jo, rugsėjį pasimatom ir nes rugpjūtį vis dėlto lėksi jau ir pažiūrėsim, ar... Po to 3 savaitės. Ar būsiu nepaskendęs, ne?
Nu, žinai, kad ir kaip bebūtų, žvengi, Ar kur nors bet 4 dviračiu, km, kai plaukia tik pusantro kol kas, tai... Bet. Tai ta proga, beje, kada tavo yra terminas vaikelio? Aš dar negimdau iš tikrųjų, bet žmona gimdys rugsėjo pradžioj. Tai po Ironman. Bus įspėjęs grįžti namo kaip tik. Nu. Grįžęs namo, vaikas trečias šeimoje, mergaitė, tikrai norės pabėgti, ateis pas mus podcastą, viskas gerai, gražaus vakaro, dienos ir ryto visiems, čiau, čiau, ate. Čiau, čiau.